Labas vakaras. Lietuvos krepšinio lygos finale Kauno Žalgiriui iššūkį bandys mesti sensacingai iki jo nukeliavęs Utenos Juventus klubas. Tai paaiškėjo po ketvirtųjų pusfinalio rungtynių, kuriuose Laimono Eglinsko vadovaujama komanda sausakimšoje namų arenoje 103-90 įveikė Klaipėdos Neptūną ir laimėjo seriją 3-1. Rungtynių baigtį nulėmė antrasis kėlinys, kuriame šeimininkai buvo pranešesni net 30-13. Per pirmąsias 20 minučių surinkę net 55 taškus, įpusėjus dvikovai uteniškiai susikrovė 19 taškų persvarą. Antroje rungtynių pusėje Neptūnas atsitiesė ir ketvirtajame kėlinyje priartėjo iki 5 taškų. Bet Juventus pergalę nulėmė 2 tikslus Luko Ulecko tritaškiai. Iš viso jis pelnė 21 tašką. Neptūnui net 31 surinko Richardas Lomažas. Labai gerai jaučiuosi. Ir čia nėra Laimonas Eglinskas, čia yra Utenos Juventus. Labai kukliai kažkaip kaip su tokiu pasiekimu ir su žygiu į didįjį finalą. Apetitas augo bevalgant. Padarė vieną žingsnį, bandysim toliau varyti. Jūs praeitą kartą pasakėt, kad bet kokiu atveju atkrintamasias mes pabaigsim. Ar noriu pabaigti, nepamenu, kaip tiksliai pasakėt, norit pabaigti pergalę. Šitas lieka ir toliau jūsų mintyse. Tai kitaip ir negali būti. Jeigu aš nenorėsiu pabaigti pergalę, tai kas daugiau norės. Faktas, kad to sieksim, o ar tai pavyks, pamatysime savaičių 2 bėgyje. Vėl rungtynės, kurios visokios buvo Neptūno bandymas sugrįžti, jūs atsilaikėt, ką pasakytumėt apie savo vyrus visoje šitoj serijoje? Man yra garbė dirbti su jais.